sugrįžę po savaitgalio ir popietę nusprendė praleisti su Delfi diena. Nuo šį gegužės 25-osios pirmadienį kartu su jumis būsiu aš, laidos vedėja Greta Gureckytė. Ir laidą pradėsime nuo visiems abiturientams tikrai svarbaus pokalbio studijų. Artėjantį vasarą esamiems dvyliktokams reiškia ne tik atostogos, bet ir valstybinius brandos egzaminus bei prasidedančius stojimus į aukštąsias mokyklas. Tačiau tikrai neretai užpildyti ir pateikti stojimų paraiškas gali pasirodyti keblų ar kiek neaišku. Tad apie tai, ką apie prasidedančius stojimus būtina žinoti abiturientams, praeitą savaitę aš pasikalbėjau su Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė daktarė Juste Rožienė. Tad gero klausimo ir keliamės į mūsų pokalbį. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, pradėkim nuo stojimų, kurie prasidės birželio 1. Ar taip? Ar galit visus tuos terminus įvardinti 2026 metų ir kada jie laukia? Taip, iš tikrųjų, pirmąją pakopą studijų stojimai prasidės birželio 1, tai atsidaro nacionalinė stojimo sistema, kurią kiti dažniau žino kaip LAMA BPO. Ir birželio 1 galima pradėti teikti savo prašymus į studijas, kurias norėtumėm pretenduoti. Ir tai vadinsis pirmojo etapo pradžia. Pirmasis etapas tęsis iki pat Liepos 23 dienos ir iš tikrųjų tuos prašymus galima pildyti, keisti, koreguoti, juos pildyti anksčiau ar vėliau nerekomenduoju. Ir jeigu po pirmojo etapo, kai iš tikrųjų bus išdalinta daugiausiai valstybės finansuojamų vietų ir tas didysis etapas įvyks, jums nepasisekė, nepatiko rezultatas, tuomet yra dar 2 papildomi etapai. Tai pirmasis prasidės rugpjūčio 4 ir tuomet turėsime tik 3 dienas pildyti naują prašymą, tai yra pageidavimų sąrašą, iki rugpjūčio 7. Ir jeigu vis dėlto vėl nepasisekė, tai tuomet ir rugpjūčio 14 paskutinysis etapas iki rugpjūčio 17 dienos. Tai žodžiu, jeigu ką, visa vasara dar yra. Taip, bet geriausias skubti pirmame etape, nes galima tikrai iššokti važiuojant į traukinį, bet rizika, jog tuomet rezultatas ne visai bus toks, kokio norime. O jūs dar iki stojimų šiuo metu pastebit kažkokį susidomėjimą būsimų studentų esamų dvyliktokų? Taip, be abejo mes tą darome visus metus, tai konsultuojame stojančiuosius, bet pavasaris, kaip žinia, yra jau didžiųjų klausimų, sudėtingesnių klausimų ir intensyvesnis laikotarpis konsultuojant, kur matome tą susidomėjimą, tai išankstinio stojimo susidomėjimas, nes terminai jau į pabaigą keliauja galimybės užpildyti iš ankstinį stojimą. Ir taipogi, kadangi darome daug viešų pranešimų apie stojančiųjų klaidas, apie LAMA BPO prašymo pildymą, tai dabar aktualumas vis didesnis, jungiasi tikrai labai daug tėvų, mokytojų, karjeros specialistų ir be abejo mokinių. Užsiminėt apie tas klaidas, gal pastebit, kokios yra dažniausiai daromos tos klaidos teikiant, pildant prašymus? Deja, bet pastebime labai nemažai tų klaidų ir iš tikrųjų kasmet jas pasakodami taip lengviau pasiekiame moksleivius ir jie geriau girdi per kitų padarytas klaidas. Bet didžiausias klaidos tai yra delsimas pildyti prašymą. Sako, dar 2 mėnesiai galiu pildyti tą prašymą, tai iš tikrųjų aš visada sakau, darykit tai tada, kai sistema atsidaro, nes jūs susipažįstate su terpe, kurioje jūs turėsite tą pildymą atlikti. Jūs galėsite pateikti visas papildomą informaciją apie savo įvykdytas veiklas ir gauti papildomus balus. Taip pat būtent ten yra registruojamas stojamiesiems egzaminams. Jeigu pretenduojat į tam tikras programas, jie yra būtini. Tai tada jie būna nepraleidžiami, nes sistema netgi pateikus pageidavimų sąraše tokią programą, iš tikrųjų jinai iš karto mus informuoja, kad nepraleiskite, registruokitės. Ten taip pat įsivelia klaidų, ten stojantieji kartais vietoj Vilniaus pasirenka Kauną stojamajam, pavyzdžiui, architektūros egzaminui ir nepasižiūri, kur užsiregistravo arba kurią dieną. Tai tą reikėtų daryti atidžiai. Taip pat, sudarant pageidavimų sąrašą, yra tikrai nemažai dalykų, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Reikia vis dėlto įsiminti, kad kaip ir eidami į varžybas, ar ne, mes siekime laimėti 1 vietą. Tai čia lygiai taip pat labiausiai norimą studijų programą mes rašome
užimame pirmoje vietoje. Tuomet reikia žinoti, jog pagrindinėme etape mes galėsime rašyti netgi 9 pageidavimus, o kituose papildomuose etapuose jau tik tai 6. Tai jau reikės konkretizuoti savo prašymus. Ar verta užpildyti visus pageidavimus, ar daugiau nei vieną, tai tikrai verta, arba kitaip turime susitaikyti su pasiekme, jog jeigu mums nepasiseks, alternatyvos tiesiog svarstyti programai nėra. Taip pat pageidavimų sąraše labai norėčiau, kad atkreiptų stojantieji dėmesį į tai, jog reikia matyti visumą, žiūrėti, ar iš tikrųjų jie pasirinko trumpinius, kurie ir reiškia tai, ką jie mano, kad reiškia. Neretai VF ir VNF žmonės žino, kaip valstybės finansuojama ir valstybės nefinansuojamas vietas, bet kartais tarp šitų trumpinių susimaišo arba visiškai nežino, kas yra VNFST, kad tai yra su studijų stipendija nefinansuojama vieta, arba kad nuolatinės ir ištęstinės studijos, tai NL ir I raidelės jos skiriasi, nes trukmė studijų ir išdėstymas studijų skirsis. Tai tą reikėtų atkreipti dėmesį, pasižiūrėti, ar jie renkasi universitetinį bakalaurą, ar profesinį bakalaurą, kai rašo programą, ir visas detalės, kas yra pažymėta prie programos, nesigundyti skambiais pavadinimais, o jeigu gerai skamba programa, panagrinėti, ką jie mokysis 4 metus toje programoje. Ir dar begalė kitų dalykų. Tai žodžiu, tikrai reikėtų skirti laiko ir taip nenumoti ranką, nes tai tikrai tai svarbu. Tam yra laiko, tai kodėlgi atidžiai to nepadaryti. Taip, o jeigu vis tik kyla tam tikrų klausimų, gal nežino stojantieji, kur kreiptis pagalbos, ar gali tiesiogiai su jumis susisiekti ir sakyti, man niekas neaišku, nesuprantu, prašau, padėkit. Tikrai taip. Geras klausimas. Visiškai tiesiogiai aš niekada nevengiu ir sakiau, kad galima mane susirasti ir socialiniai medijai ir netgi rašyti. Jie tą ir daro. Galima rašyti mum oficialiais kanalais ir apskritai galima kreiptis į Lama BPO, kai pildomi prašymai ir kažkas yra neaišku, yra elektroniniai paštai ir numeriai. Galima kreiptis į visas aukštąsias mokyklas. Jie konsultuoja visais rūpimais klausimais ištisą vasarą. Ir kalbant apie egzaminus, kokie būtent į jūsų studijų programas egzaminai galbūt yra svarbiausi, ką norint stoti į jūsų universitetą, reikėtų atkreipti būsimiems studentams dėmesio, gal kur pasistengti labiau? Šiaip iš tikrųjų aš akcentuočiau, kad reikia nesusitelkti nei į pačią aukštąją mokyklą, nei į programą. Reikia susitelkti į kokias studijų kryptis aš pretenduoju. Ir be abejo, mes dabar jau turime keletą metų tą naujieną, jog yra minimalūs reikalavimai. Tai reiškia, jeigu aš stoju bet kurią kryptį išskyrus menus, aš privalau būti išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią valstybinį brandos egzaminą, kurių įvertinimo aritmetinis vidurkis turi būti 50 stojant į universitetinės studijas ir 41 į koleginės studijas. Tačiau čia tas trečias egzaminas gali būti bet koks ir jeigu jūs laikote 3 ar 4 ar 5 egzaminus, ten bus parenkamas aukščiausias įvertinimas. Na, o konkursinį balą sudarant, tai jau stengiamasi skaičiuoti jį iš 4 sudedamųjų. Ir tą reikia žinoti, žiūrint į kryptį, jeigu, pavyzdžiui, aš pretenduoju į technologinius mokslus, inžinerinius, matematinius, informatikos mokslus, tai žinau, kad pirma ir svarbiausia, ar ne, svertinio koeficiento sudedamoji 40% sudarys matematika, kitaip nei, tarkime, socialiniuose moksluose, kur lietuvių kalba labiau nulems. 4 sudedamoji lietuvių kalba. 2 sudedamoji yra arba. Ir ten vaikai kartais sutrinka ir sako, tai jeigu nepasirinkau fizikos, tai turbūt negaliu stoti inžineriją. Tai galima, jūs galite stoti išlaikyti ir geografiją, ir informacinių technologijų egzaminą, ir kitus arba įvardintus egzaminus. Na, o 3 sudedamoji gali būti laisvai kitas nepanaudotas egzamino įvertinimas, tai gali būti ir anglų, ir istorija, arba jeigu iš 2 sudedamosios laikėte ir fiziką, ir biologiją, tai vienas iššoks į 2 dalį, o kitas į 3. O ką pastebit, kokios galbūt programos ir studijų kryptis ir tada programos yra populiariausios, ką šiandien tokiam, sakyčiau, technologijų amžiuje dažniausiai renkasi? Tai kalbant apie
dabartinės tendencijas, tai iš tikrųjų matome didelį susidomėjimą dirbtinio intelekto studijų programomis, kibernetinio saugumo studijų programos jau dabar iš ankstinio stojimo matome, kad bus tikrai didelė sėkmė sulaukia šiemet. Be abejo, kad vis dar informatika ir visos programos, kurios žada programavimo ar ne žinias, yra vis dar aktualios. Taip pat pastebime, kad tikrai komunikacija domina žmonės, tai įvairios kūrybinių industrijų programos ir taip pat džiaugiamės, kad populiarėja retesnės programos, kurių mažai kur rasi arba mažai kaip žinomos, tai medicinos inžinerija, tarpdisciplininiai tokie dalykai arba renginių inžinerija. Tai visa tai sulaukia didesnio ir didesnio susidomėjimo. Ir kaip Jūs galvojat, svarbu yra praktika universitetuose, ar pakanka vien tik teorijos, ar vis tik daugiau, galbūt šiandien reikia praktikos? Iš tikrųjų ir iš savo patirties, ir iš savo studentų patirties tikrai galiu pasakyti, kad apskritai neužtenka tik eiti į paskaitas, ar ne? O studijavimas universitete susideda ir iš labai didelio procento savarankiško darbo. Ta savarankišką darbą mes galime pasiekti skaitydami papildomą literatūrą, kuri pateikta ar ne kortelėse, bet taip pat mes galėtumėm ir daugiau praktikuotis. Be abejo, universitetos yra apibrėžta, kiek kartų per 4 ar 5 metus, ar ne, jūs atliksite praktikų, pažintinių, gamybinių, profesinių ir kitokių tipo praktikų, bet jeigu tu iš tikrųjų nori būti labai geras tos srities specialistas, dėl to ir įėjai į tas studijas, dėl to tu ir kuri tą savo karjerą toje kryptyje, tai tikrai galima šešėliuoti įvairius žmonės ir daryti ekstra dalykų ir dėti papildomų pastangų, kad baigę studijas, kai sako studentai, o ką man įdėti į savo pirmąjį gyvenimo aprašymą, kad tu turėtum patirčių, kad ir trumpesnių ar ilgesnių. Tai aš labai tikiuosi, kad tų patirčių tikrai bus, universiteto jų suteiks ir mes tų naujų specialistų išauginsime. Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Ačiū.